Sveiki, sveiki. Mes tęsime su jumis skaitimą Rami Blekt knygos Pokalbis su tamsos valdovu. Ir šiandien perskaitysime atsakymą į dar vieną skaitytojos klausimą. Aš nusprendžiau įrašinėti toliau mažais gabaliukais tam, kad būtų laikas apmąstymui ir kad nebūtų daug informacijos vienu metu, kad jūs galėtumėte išjausti atsakymą, nes visi šitie atsakymai yra labai gilūs. Viena iš skaitytojų paklausė, kankinimai gali labai pažengusią sielą nukreipti nuo kelio. Kas atsako už perdozavimą kankinimais? Ar tik siela? Tamsos valdovo atsakymas. Dievas neduoda išbandymų, kurių žmogus negali ištverti. Pažengusios sielos dažnai negali priimti net kitų kančių, ne tik savo pačių. Pakartosiu, šis pasaulis yra suderintas mechanizmas. Tai jūsų sukurtos sistemos ir mechanizmai turi trūkumų, o visatoje nėra jokių kraštutinumų. Kartais aš naudoju kančias, nes kentėdama siela gali susilpnėti ir pradėti reikšti pretenzijas bei kitas agresijos ir Dievo nepriimimo formas. Tai vis dėlto tu, niekšas, atsiprašau, išprūdo, atneši kančias, paklausė Rami. Nieko, aš pripratęs. Juk dažnai man reikia, kad žmonėse išsiveržtų nepriimimas, agresija, pyktis ir panašus dalykai. O tada žmonės patys patenka į karmos ratą ir daugybė įsikūnimų atsiduria stiprioje mano įtakoje. Ir aš manau, čia galima pamatyti paralelę, kas dabar vyksta pasaulyje ir kur mus bando pakviesti, į kokius spastus mus veda. Ne veltui Rami sakė dar prieš, aš nežinau, kažkur 2018 metais jis minėjo, kad ateina laikai, kai bus didžiulė kova už sielas ir bus nuspręsta, į kokį pasaulį keliauja sielos, ar į vergovę dar keliam tūkstančių metų, ar vis dėlto tai bus evoliucinis šuolis. Tai vat per visas šitas agresijos formas pykti mus kviečia pasirinkti mum nepalankų variantą. Aš dirbu proto lygmenyje, stengiuosi sukelti egoistinės emocijas ir mintis ir juos jau pritraukia tam tikras vibracijas, kurios sukelia tam tikrus įvykius. Taigi, mintis ir emocijos. Praktiškai visada siela turi užsitarnauti šias kančias savo mintimis ir veiksmais. Kuo didesnis, tiksliau, kuo tankesnis ego, kuo daugiau vartojiškumo, tuo labiau jai atrodo, kad Dievas ar velnias perlenkia lazdą su kančiomis. Kartais net sujaudina, kai žmogus, kuris daugybė įsikūnijimų gyvena gyvenimą pilną klaidų ir agresijos, net dėl nedidelio danties skausmo išlieja krūvo nepasitenkinimo ir pretenzijų. Ir priešingai, sielos, kurios mums kelia didžiulę pagarbą, daugybėje įsikūnijimų gyvena tyrą, kilnų gyvenimą, kupiną atsidavimo ir neprisirišimo. Jos susiduria su stipriausiomis kančiomis, bet jų dėkingumas ir meilė Dievui tik didėja. Pažiūrėti į tokią sielą, pabūti jos energijoje atvyksta net dievai iš rojaus planetų, arba kaip kai kurie iš jūsų juos vadina arkangelai, angelai. O už ką tokioms sieloms skiriamos sunkiausios kančios? Nepamiršk, kad šio pasaulio prigimtis yra pilna kančių. Šiame pasaulyje beveik nebūna sielų visiškai neturinčių karmos. Yra ir kolektyvinė karma. Kartais, norėdamas užbaigti įsikūnijimų ciklą, jos turi pereiti per koncentracijos stovyklą. Dažnai šios sielos painioja gailestį ir užuojautą ir gailėdamos kitų prisiima dalį svetimos karmos.
Čia irgi dar vienas svarbus dalykas. Kai kurie siunčia agresiją, pyktį tiems įvykiams, kurie vyksta pasaulyje. O kai kurie, turi kitokią psichologiją, jie gaili kitų. Ne užuojautą jaučia, o gailestį. Ir vienų, ir kitų atveju siela prisiima karmą. Arba kitų karmą, arba tada jau įsitraukia į karmos ratą. Beje, tu taip pat sutrumpinai savo gyvenimą ir pritraukė ligas, kurių kai kurios tik dabar pradeda reikštis. Nes gailėjaisi žmonių ir labiau norėjo padėti jiems atsikratyti kančių, nei pats atrasti meilę savo sieloje ir padėti kitiems tai padaryti. Taigi, va čia ir yra atsakymas, ką reikia daryti. Taip pat daugelis dar prieš gimimą pasirenka tokį įsikūnijimą, kad per vieną trumpą gyvenimą išgyventų daug išbandymų ir pamokų. Kai kurios sielos savanoriškai ateina į šį pasaulį gelbėti ir parodyti kelią kitiems. Ir jos susiduria su neišvengiamu šiuo pasaulio atributu – fizinėmis ir psichologinėmis kančiomis. Atleisk, kad nukrypstu nuo temos, bet ar su manimi dabar kalba visatos ego ar kokia nors nušvitusi siela? Aš dabar jaučiu didžiulį dvasinį įkvėpimą iš šio bendravimo. Ego, nesijaudink. Tas pats, kurį tu, toks niekšas, aprašai savo knygose ir kurį matėjai savo meditacinėje patirtyje. Aš primenu, kad lietuvių kalba yra 3 Ramio Black knygos, kur raudonų siūlų jūs galite stebėti, skaityti, išjausti ego temą. Tam, kad savo ego atpažinti, reikia jį pažinti iš pradžių. Bet galų gale kalba tik Dievas, per visus yra tik Dievas, kuris pasireiškia įvairiomis formomis. Tu, matyt, tikrai esi visatos ego, jei tvirtini, kad esi Dievas, Dievo balsas. Man patinka tavo humoras. Taip, tai viena iš labiausiai troškamų ego svajonių – jaustis Dievu. Mes iš esmės atėjome į šį pasaulį tam, kad jaustumėtės atskirti nuo Dievo ir patys būtume dievais. Per mus visus kalba Dievas. Viskas vyksta tik su jo leidimu, įskaitant ir šį pokalbį. Išorinis Dievo pasireiškimas, materialusis pasaulis, taip pat yra pilnas meilės ir viskas čia skatina meilę. Jei esi nuolankioje mokinio būsenoje, gali mokytis ir semtis įkvėpimo net iš neišsilavinusio purvino žmogaus. Jau po 6 ryto man vis sunkiau su tavimi bendrauti. Šiandien užteks. Niekas šiame pasaulyje negauna nieko, ko nenusipelnė.